Geriausias poilsis – tai geras miegas. O koksgi miegas be lovos ir savaime suprantama be čiužinio. Kaip išsirinkti tinkamą čiužinį? Ar jis turi būti kietas, ar minkštas, ar spiruoklinis, o gal poroloninis? Čiužinių gausybė. Kaip išsirinkti tinkamiausią? Į šį klausimą atsakys Salono SBA idėjos namams konsultantai. Žinai, gal labiausiai trūksta mūsų naujose namuose? Naujo, patogaus, kokybiško čiužinio. Čia juk mūsų svajonių pirkinys. Aš tokia laiminga. Tai gal pagaliau laikas tą svajonę įgyvendinti? Kaip kitaip. Labadiena. Labadiena. Labą dieną. Prašau. Atėjom čiužinį išsirinkti. Ką galėtumėt pasiūlyti? Turime tikrai daugybę įvairiausių čiužinių. Pasirinkimas yra didelis. Aš jums padėsiu įsirinkti čiužinuką. Prašau. Ar turite numatę, kokio norėtumėte to čiužinuko? O šiaip tai nežinokit. Gal galit pasakyti, kokių rūšių būna čiužiniai? Yra 4 rūšių čiužiniai. Tai yra spiruokliniai, poroloniniai, latekso čiužiniai ir viskoelastinės medžiagos čiužiniai. Štai spiruokliniai čiužiniai, matote skirtumą. Tai yra didelės spiruoklės, neapvilktos, yra iš senesnio modelio čiužiniai, jos dabar perka retai, kai perka į sodybas, kai yra nevienoda temperatūra, tai šilta, tai šalta, nekasdieninė miegojimų. Jie yra patrauklus savo kainą, šitie čiužiniai. O štai spiruokliniai čiužiniai, kurie yra patobulėję. Tai pati spiruoklė yra gerokai mažesnė, jų yra daugiau, jos atlaiko didesnį svorį, nebesiubuoja. Tikrai nejausite, kaip šalia gulintis žmogus vartosi. Nuo vieno šono ant kito jūs galėsit ramiai miegoti. Tikrai nebus girgždėjimo, siūbavimo ir jie turės nuėmamus skalbiamus užvalkalus. Noriu parodyti kitus spiruoklinius jums čiužinius, čia prašau, kurie bus kombinuoti. Jie suteiks didesnio komforto jūsų miegojimui. Štai bus šitie čiužinukai. Tai reiškia, kad viena pusė yra minkštesnė, elastingesnė, priduos jūsų kūnui įsiformavimo. Kita pusė išliks tokia pati stabili, kieta, standi, kaip štai va tie čiužinukai. Tai jau jūs turite didesnę galimybę rinktis. Ir dar kas labai svarbu, kad yra skirtingi aukščiai ir dydžiai šitų čiužinių. Ką reikia žinoti apie spiruoklinius Sleep Idea čiužinius? Juose geras drėgmės ir oro pasiskirstimas. Galima naudoti tiek su lamelinėmis grotelėmis, tiek su plokšte. Gerai prisitaiko prie žmogaus kūno formų. Ypač tinka tiems, kurie net žiemą mėgsta miegoti vėsiai. Maža kaina, bet tarnavimo laikas trumpesnis. Nerekomenduojami didesnio svorio žmonėms. Dar yra poroloniniai čiužiniai. Tai yra putupoliuretaniniai čiužiniai. Iš tikrųjų, tas porolonas dabar yra gerokai kokybiškesnis, geresnis. Technologija yra patobulėjusi, jisai nėra, kad įsiguli greitai. Jisai lengvai kvėpuoja, praleidžia orą, sugeria mūsų kūno drėgmę ir ją išgarina, šitie čiužinukai. Ir jie yra pakankamai standus. Standus, tvirti, jie gali būti ir minkštesni, ir kietesni, ir vidutiniai čiužiniai. Būtent putupoliuretano čiužiniai gali būti įvairių kietumų. Būtent šitas čiužinys yra labai komfortabilus mūsų Sleep Idėjos zonio čiužinukas, tai reiškia suzonuotas. Suzonavimas, tai kai yra gamykliškai gaminant čiužinys, jisai daromas minkščiau, kiečiau. Ir kuo tuo tarpu daugiau, tuo mūsų kūnui, jūsų kūnui yra lengviau prisitaikyti. Poroloniniai čiužiniai – tai optimaliausias variantas dulkėms alergiškiems žmonėms. Jie gerai prisitaiko prie miegančiojo kūno formų. Puikiai tinka gausiai prakaituojantiems žmonėms. Yra dar viena grupė čiužinių, būtent latekso čiužiniai. Latekso čiužiniai yra patys natūraliausi čiužiniai. Lateksas yra iš natūralių medžiagų, yra įvairių rūšių to latekso, gali būti netgi 100% latekso čiužiniai. 100%, ką tai galėtų reikšti? Kad jis yra labai ekologiškas ir natūralus čiužinys. Jis yra vienas ilgamžiškiausių čiužinių, būtent dėl to tankumo. Ką reikia žinoti apie lateksinius čiužinius? Gerai prisitaiko prie miegančiojo kūno formos. Ypač tinka alergiškiems žmonėms, nes mažiausiai savyje turi alergenų. Ilgaamžiški, net 10 metų ir daugiau išlaiko savo elastingumą ir formos stabilumą. Lovos pagrindas privalo būti grotelės. Didelio elastingumo dėka gali būti naudojami su reguliuojamomis grotelėmis. Dar turime pasirinkimą, tai būtent naujausi čiužiniai, kurie yra
pardavime, tai yra viskoelastinė medžiaga. Aš jums duosiu pabandyti, pačiupinėti, kad jūs pajaustumėte savo pirščiukais. Prašau, pažiūrėkite. Jinai tokia yra minkštesnė, klampesnė. Kiekvienas pirštelio mūsų paspaudimas priema idealią savo kūno formą. Kiekvienas išlinkimas. Lengvesnis mūsų sąnariukas lieka viršui, blauzdyte giliau, pėdutė viršui, perima čiužinys kūno svorį. Taip atsipalaiduoja mūsų stuburas. Jūs mažiau ant jų vartysitės. Jūsų kūnas įgaus jūsų miegojimo formą, jūs atsipalaiduosite ir vartymosi jūs daugiau nebeturėsite. O ką galėtumėt pasiūlyti iš viso pensijinio amžiaus žmogui, kuris neturi didelių finansinių galimybių? Yra dar tokia galimybė, bet toks variantas ančiužiniai. Pas mus yra ančiužiniai, yra perkami ančiužiniai viskoelastinės medžiagos. Jį galima dėti ant seno čiužinio, kurį jūs turite, jis priduos jums komfortabilumo, malonumo, miegojimo komforto, prisitaikymo. Galima jais tiesti atvažiavus svečiams, draugams, vaikams, ant sofos lovos, ant kampų ištiesiamų, kad nejausti sudūrimų. Jie vėlgi bus daug patogesni. Anūkams jūsų apsilankius galima ant žemės, kai grindys yra šaltos, kad galėtų jie pažaisti. Suprantama, žinot, mane labai domintų šitas variantas. Prašau, aš jums parodysiu. Štai va taip jisai atrodo. Tai yra būtent ančiužinis. Jis yra neaukštas, atitinkamai pagal jūsų reikiamą dydį čiužinio arba sofos lovos. Gali būti ir kitokių aukščių, aukštesnis, žemesnis, įvairių kitų medžiagų. Būtent... Ir matmenis galėtų būti didesni? Taip. Tiek, kiek reikia, reiškia. Įsimatuoti reikia ir tada jau pageidauti. Žinoma, kad būtų patogu, tiek, kiek reikia. Ir būtent gali būti 7, 5, 3 cm aukščio, vėlgi iš to, kokio jūs norėtumėte to minkštumo savo lovytėje. Aš jums noriu parodyti, kaip jį lengva suvinioti, padėti, kad jis neužimtų jums daug vietos. Matote, jisai susisuks į tokį rutuliuką ir galima sudėti į patalinės dėžę. Taigi, prisiminkime. Spyruokliniai čiužiniai, poroloniniai, lateksiniai ir viskoelastiniai. Išsirinkite jums tinkamiausią SBA idėjos namams salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Daugiau informacijos slypidėja.lt. Jonai, išsirinkau patį geriausią variantą. Atvažiuok.